Registracija vizitui pas gydytoją mobiliojoje programėlėje. Parodysime, kaip patogiai užsiregistruoti vizitui pas gydytoją bei matyti savo vizitus naudojantis mobiliąją programėlę e-sveikata. Sistema leidžia naudotojui, sulaukusiam 18 metų ir turinčiam lietuviškas autentifikavimo priemonės, prisijungti savo arba savo atstovaujamų asmenų vardu. Registracija vizitui pas šeimos gydytoją. Pagrindinėme meniu išsiskleiskite skiltį Registruotis vizitui. Pasirinkite, ar norite registruotis pas šeimos gydytoją ar pas specialistą. Pasirinkus pas šeimos gydytoją, sistema matys, prie kurios gydymo įstaigos esate prisirašę ir kas yra jūsų šeimos gydytojas. Kalendoriuje paspaudę paryškintas dienas matysite laisvus laikus vizitams. Pasirinkite datą ir laiką. Atsidariusiame lange pateikiama vizito informacija. Peržiūrėkite informaciją ir spauskite Tęsti registraciją. Registracijos lange užpildykite privalomus laukus: savo kontaktinį telefono numerį, elektroninį paštą ir savo nusiskundimus. Jei reikalinga, įkelkite dokumentus. Spauskite Registruotis. Patvirtinkite registraciją spausdami Taip. Apie sėkmingai atliktą registraciją gausite pranešimą, o užregistruotą vizitą matysite planuojamų vizitų skiltyje. Registracija vizitui pas specialistą. Pirmas būdas. Norėdami užsiregistruoti pas gydytoją specialistą, pagrindinėme meniu išskleiskite skiltį Registruotis vizitui ir pasirinkite pas specialistą. Laisvų vizitų ieškoti galėsite dviem būdais. Įprastinė paieška. Atlikdami paiešką privalomai pasirinkite savivaldybę ir jeigu reikalinga, nurodykite sveikatos priežiūros įstaigą. Tada nurodykite vieną iš paieškos kriterijų – specialybę, gydytojo vardą ir pavardę arba paslaugos pavadinimą. Registracija vizitui pas specialistą. Antras būdas. Taip pat galite naudotis registracijos vedliu. Užsiregistruokite atsakydami į vedlio užduodamus klausimus. Norėdami susiaurinti paiešką, spauskite mygtuką Detali paieška. Atsidariusiame lange galėsite pasirinkti laikotarpį, nurodyti, norite registruotis vizitui su siuntimu ar be siuntimo. Ar ieškote vizito, kuris apmokamas iš ligonių kasų, ar mokėsite patys. Pasirinkti vizito tipą. Spauskite Filtruoti. Jeigu pasirinktoje savivaldybėje nėra laisvų vizitų ar jų mažai, sistema informuos apie laisvus vizitus kitose savivaldybėse. Kalendoriuje paspaudę paryškintas dienas matysite laisvus laikus vizitams. Pasirinkite datą ir laiką. Peržiūrėkite vizito informaciją ir spauskite Tęsti registraciją. Registracijos lange užpildykite privalomus laukus: savo kontaktinį telefono numerį, elektroninį paštą ir savo nusiskundimus. Jei registruojatės vizitui su siuntimu, skiltyje Siuntimas nurodykite, kokį siuntimą turite – popierinį ar elektroninį. Elektroninį siuntimą galite pasirinkti iš pateikto sąrašo. Rinkdamiesi siuntimą iš sąrašo atkreipkite dėmesį, jog jei prie siuntimo nurodyta panaudotas, tai yra šis siuntimas jau panaudotas kitai registracijai, jo panaudoti dar kartą negalėsite. Skiltyje Svarbi informacija prieš atvykdamas į vizitą susipažinkite su nurodymais. Apie tai patvirtinkite pažymėdami varnele, pavyzdžiui, kad atlikote bendrą kraujo tyrimą. Spauskite mygtuką Registruotis ir patvirtinkite registraciją spausdami Taip. Apie sėkmingai atliktą registraciją gausite pranešimą, o užregistruotą vizitą matysite planuojamų vizitų skiltyje. Jei jau esate užsiregistravę konkrečiai paslaugai, iššokančiame lange sistema pateiks informacinį pranešimą, jog patvirtinant šią registraciją bus atšauktos anksčiau patvirtintos registracijos šiai paslaugai.
Svarbu žinoti, kad vienu metu galite turėti tik vieną nemokamą registraciją tai pačiai paslaugai gauti, nebent sistemoje turite daugiau galiojančių elektroninių siuntimų tai pačiai paslaugai gauti arba registruojatės mokamam vizitui. Taip pat sveikatos priežiūros specialistas savo sprendimu jūs gali užregistruoti pakartotinai. Jei vizitui privalomas patvirtinimas, būsite užregistruotas tik po įstaigos patvirtinimo. Planuojamų vizitų peržiūra. Pagrindinio meniu skiltyje vizitai pas gydytoją galite peržiūrėti planuojamus ir vizitų istoriją. Tačiau čia matysite tik tuos, kuriems buvote užsiregistravęs arba užregistruotas sveikatos priežiūros įstaigoje per išankstinės pacientų registracijos informacinę sistemą arba programėlę. Pasirinkę planuojami vizitai, matysite esamas registracijas. Vizito skiltyje matoma informacija. Vizito būsena, vizito data ir laikas. Paslaugos pavadinimas, specialybė, specialisto vardas ir pavardė, įstaigos pavadinimas. Jei prie vizito nurodyta laukiama patvirtinimo, tai reiškia, kad vizitui reikia įstaigos patvirtinimo. Ir tik po įstaigos patvirtinimo būsite laukiami sveikatos priežiūros įstaigoje nurodytų laiku. Jei savo vizito, kuriam buvo reikalingas patvirtinimas, planuojamų vizitų skiltyje nematote, tuomet reiškia, kad jūsų vizitas buvo atmestas sveikatos priežiūros įstaigos. Dėl išsamesnės atmetimo informacijos susisiekite su konkrečia sveikatos priežiūros įstaiga. Registracija į eilę. Registruotis į eilę galėsite, jei nerandate paieškoje reikiamo vizito pas specialistą ir gydymo įstaiga yra sugeneravusi talonų, kurie leistų pacientams registruotis į eilę. Jeigu jau esate užsiregistravę į eilę skiltyje eilė, matysite šią informaciją. Eilės būsena, paslaugos pavadinimas, įstaigos pavadinimas, data, nuo kada užregistruota į eilę. Jei iš eilės buvo atlikta registracija į vizitą, sistema rodys ir visą vizito informaciją. Paspaudę visą informaciją, galite peržiūrėti visą eilės registracijos informaciją. Patogaus naudojimosi mobiliąja programėle e-sveikata.